Tai tuomet grįžkim prie mano klausimo keletą apie tai, kaip pasiskirsto tie pinigai. Tai iš tiesų pinigai pasiskirstytų, kaip aš ir minėjau, su tokia proporcija, kad 5 milijardai 579 milijonai litų planuojamas deficitas biudžeto, tai yra maždaug 6,7% nuo bendro vidaus produkto. Ir be ES paramos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas sudarytų maždaug 13 milijardų litų, o išlaidos sudarytų 18 milijardų 596 milijonus. Tai iš tiesų yra įspūdingi skaičiai ir jeigu palyginti su 2009 metais, tai po koregavimo, netgi po 3 taisymų biudžeto, tai išlaidos mažėja 1 milijardu 300, išlaidos mažėja 622 milijonais, o pajamos į biudžetą mažėja 1 milijardu 380 milijonų. Aš dar kartą pabrėžiu, tai jau yra po 3 perskaičiavimų. Tai iš tiesų skaičiai bauginantis, įspūdingi ir ką aš dar norėčiau pabrėžti, kad įdomiausia, kad mūsų vyriausybė planuoja socialinės išmokas mažinti 208 milijonais ir planuoja 1 milijardą 204 milijonus. Tai vėlgi, ką galvoja vyriausybė, ar planuoja, kad sumažės bedarbių, ar planuoja, kad sumokės socialinės išmokas gaunančių asmenų, bet man taip atrodo ir aš tikiuosi, kad aš neklystu, kad yra planuose mažinti socialinės išmokas. Tai iš tiesų, kada yra sunkmetis, kai žmonėm yra taip sudėtinga gyventi, dar labiau sumažinti socialinės išmokas būtų iš tiesų neteisinga. Ir kol kas neatskleidžiama jokie planai ir aš uždaviau klausimus ministrei, ji prašė laukti pateikimo bei svarstymo procedūros, kuomet, aš tikiuosi, kad bus atsakyta bent jau į pagrindinį klausimą, kokias socialinės grupės tai palies ir kiek tai bus sumažinta. Ir vėlgi įdomus yra ir toks skaičius, kad į ligonių kasas įmokos didėja, 337 milijonais, tai planuojama 1 milijardas 909 milijonai. Tai vėlgi yra įspūdingos sumos ir jeigu ir toliau taip Lietuvoje katastrofiškai daugės bedarbių, tai klausimas, kas tas įmokas į ligonių kasas sumokės, nes įmokas moka tik tai dirbantis asmenys. Tai vėlgi, kaip vyriausybė planuoja įmokas, įmokų didinimą, vėlgi kaip planuoja, naujų darbo vietų sukūrimą ir iš kur tie planai, nes tai 337 milijonai, tai praktiškai vos ne 20% planuoja daugiau pinigų, į ligonių kasas, kad bus surinkta. Tai vėlgi pagrįstai kyla klausimas, ar tai bus naujos darbo vietos, ar tai bus planuojamas atlyginimų didinimas, ar įmokų didinimas. O jeigu bus tas įmokų didinimas, tai kiek? Ir vėl tai bus našta žmonėm, gyventojam, dirbantiem asmenim. Tai iš tiesų tokie įspūdingi skaičiai. Ir galiu pasakyti tik tiek, kad nežiūrint įvairiausių komentarų bei pastabų, tai galiu išvardinti maždaug 5 įmokas, kurios sudaro didžiausias įmokas į įplaukas į valstybės biudžetą. Tai yra pridėtinės vertės mokestis, kitaip vadinamas PVM, kuris sudaro 6 milijardus 18 milijonų, tai yra maždaug 46,2%. Akcizai, kurie sudaro
3 milijardus 187 milijonus ir tai yra beveik 24,5 procento biudžeto pajamų. Taip pat gyventojų pajamų mokestis į valstybės biudžetą suplaukė 936 milijonai ir reiškia iš viso gyventojų pajamų mokesčių yra renkama maždaug 3 milijardai 308 milijonai, kas sudaro beveik 20,6 procento visų pajamų. Ir vėlgi įdomiausia eilutė, kad gyventojų pajamų mokestis planuojamas 24 procentais mažesnis. Reiškia, vėl yra planuojama, kad bus surinkta mažiau gyventojų pajamų mokesčio, kurį moka dirbantis asmenys. Reiškia, tai lyg tai ir valdžia planuotų, kad bus ir toliau mažėjimas darbo vietų arba darbo užmokesčio. Tai tada, aišku, pagrįstai galima teikti, kad bus didinamos įmokos, reiškia, ligonių kasoms. Na ir taip pat pelno mokestis, kuris sudaro 907 milijonus ir maždaug sudaro 7 procentus nuo biudžeto, kuris taip pat sukėlė daug diskusijų, daug aistrų, bet kaip matome, tai nėra ta didžioji įplaukų dalis, kurią, reiškia, taip plačiai aptarinėja žiniasklaida ir iš tiesų, dėl kurios taip džiaugiasi radę bendrą sutarimą su pramonininkais vyriausybė ir konkrečiai premjeras Andrius Kubilius. O ar jūs vartydama šitą projektą neišvelgiate, tokių netaupimo, bet netaupumo apraiškų? Tarkim, aš turiu omeny prezidentūrą. Iš tiesų, prezidentūra, nors ir mūsų prezidentė labai aršiai kritikuoja vyriausybę bei jos vykdomą finansų politiką, tačiau, kaip matome, prezidentūra taupyti nesiruošia. Už 2009 metus vykdymo ataskaitoje matome, kad buvo planuota 6 milijonai 202 tūkstančiai turtų įsigyti ir prezidentūra jau yra išleidusi 6 milijonus 116 tūkstančių. Tai yra praktiškai tiek, kiek buvo planuota, tiek ir yra išleidusi, reiškia, pinigų. Ir kitiem metam yra vėlgi numatyta panaši suma ir tas garsusis taupimas, kuris buvo taip plačiai nušviestas, kad mūsų prezidentė ruošiasi sutaupyti 3 milijonus, aš jo kol kas ataskaitose nematau. Lygiai taip pat ir Seimas, ir visos kitos institucijos kol kas taupimo nesimato. Tuo tarpu, kaip aš jau ir minėjau, kad reiškia, jeigu paimti bendrai be ES paramos biudžetą ir jo išlaidas, tai sudaro tik tai 622 milijonais litų bendrai mažiau. Reiškia, tuo tarpu, kai įmokų mažėja 1,380 milijonų. Tai matome, kad tikrai taupimai yra nedideli ir iš tiesų keisčiausia, kad didžioji dalis asignavimų valdytojų, tai yra tiesioginių lėšų iš biudžeto gavėjų, visiškai nesiruošia taupyti ir ne tik tai taupyti darbo užmokesčiui, kuris yra, mano manimu, nepagrįstai išpūstas, bet netgi ir turto įsigijimui. Tai taupydamas mūsų brangų laiką ir nenorėdamas pasirodyti nuobodžių žiūrovams, aš manau, geriau atsakysiu į žiūrovams labiau rūpimus klausimus ir nesigilinsiu į skaičius.